Šių metų balandžio mėnesį miško technikos gamintojas John Deere Forestry OE oficialiai pristatė naują medkirčių seriją, H seriją. Šiandien mes Lietuvoje turime galimybę supažindinti Lietuvos miškininkus su medkirte 1270H. Galima pabandyti, palyginti, pajausti, kas tai yra darbas su dar galingesnė technika, kuri turi galingesnį variklį, galingesnį kraną, geresnis matomumas, tylesnė aplinka, našesnė ir kurios kuro sąnaudos ženkliai bus mažesnės negu prieš tai buvusios G serijos medkirtė. The main points for the operator point of view is that we have been able to produce machine which has been meeting the requirements of our customers. More than 600 persons has been driving with or testing our machine in the demo tours in Nordic countries and Europe. The feedback from the machine has been the machine is really stable. It has enough strong boom. Engine is in the back and the fans are in the back, so you won't hear any noise in the cabin from the fan. You will feel really stable machine under yourself as you are operating the machine and doing the trees. Išbandėm naują medkirtę John Deere 1270H, palyginti 1270G ir 1270H. Tai labai yra skirtingos mašinos. Kaip iš išvaizdos, taip viduj, taip ir techniškai visko. Valdymas liko toks pat kaip John Deere, ankstesnis, bet jį galima perdaryti ir būtų valdymas kaip Komatsu, kaip Ponce, kaip kam geriau. Pavyzdžiui, atėjęs operatorius iš Komatsus, jis padarys palisavį ir dirbs kaip su Komatsu. Privalumus, kurio aš labai seniai laukiau, tai yra rėmo užraktas, jisai tapo žymiai stabilesnis, skaitosi ir saugumas padidėja, strėlė tapo galingesnė, manevringesnė. Dėl pratraukimo jėgos tai irgi padidėjo dėka tų 3 siurblių, kurio įdėjo naujai. Patobulina kažkiek tai dizainą viduje, sumažėja garsas salone, padarė naujoviškiau, sakyčiau. Ką aš galiu dar pasakyti? Aš esu patenkintas, man patiko.